Gauta informacija, kad iš gydymo įstaigos yra pasišalinę keli protiškai atsilikę asmenys. Eisenos metu prašyčiau juos sutikus nepulti gydyti. Praeikim ramiai. Ačiū. Mūsų tikslas yra mobilizuoti tautinės jėgas, pagerbti kovotojus ir paskatinti ateities kartas gyventi tautinę dvasią, išlaikyti lietuvių tautą, išlaikyti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Mes atsiribojam tiek nuo globalizmo, tiek nuo nacizmo. Mes manom, kad tai yra tolygus kraštutinumai, kurie tik tai kenkia lietuvių tautiniai idėjai, kurią mes atstovaujame. Nebuvo akcentuojama, kad ateis vien tik kinai. Jūs galite čia matyti ir nepriklausomybės akto signatarus, kaip Romualdą Ozolą, jūs galite čia matyti politinių partijų, visuomeninių organizacijų atstovus. Tiesiog yra natūralu, kad šiuo metu kinai yra būtent ta subkultūra, kuri Lietuvoje akcentuoja tas tautiškas nacionalinės idėjas. Ir natūralu, kad jo yra nemaža dalis, bet tai nėra akcija orientuota į vieną kažkurią subkultūrą. Mes esame labai demokratiški ir kviečiame dalyvauti visus Lietuvos patriotus. Yra reikalavimas klasikinis visais tokiais atvejais, tai yra viešosios tvarkos užtikrinimas. Ir mes esam pasirengę su teisės saugos organais bendradarbiauti. Jeigu bus kažkokiu tai, pavadinkim, provokacijų arba kažkokiu tai nesankcionuotų veiksmų, nesankcionuotos simbolikos, tai šitie žmonės, kurie tokius dalykus darys, bus paprasčiausiai išprašyti iš renginio ir perduoti teisės saugos institucijoms. Tegyvuoja tolerantiška Lietuva. Rasizmui ne. Pagarba tautiniams mažumoms. Nacijos lauk! Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdis.